Kauno miesto studentų lyga jau artėja. Kupinas linksmybių ir pramogų, pats studentiškiausias renginys pasižymi ir studentams ypatingai geromis savybėmis. Viena iš jų – studentiška kaina. Į 35 litų mokestį įeina net 4 įskaitinės ir viena papildoma rungtis. Pažiūrėkime, kiek kainuoja 2 valandas pažaisti bowlingą. Norint porai valandų išsinuomoti bowlingo takelį reikia daugiau nei 40 litų. Pūlo valanda 14 litų. Valanda laser tagė 25 litai. 5 minučių kartingų lenktynės 15 litų. Nuotykių parko pramogos kainuoja dar 32 litus. Viską sudėjus gaunasi daugiau nei 100 litų. Tik už 35 litus kiekvienas KMSL dalyvis galės pažaisti bowlingą, pūlą, laser tag, pasivažinėti kartingais bei išbandyti trasas naujame dar nematytame nuotykių parke. Kadangi čia yra turnyras, tai kiekviena rungtis turi nuo 2 iki 8 etapų. Tai reiškia, kad gerai pasirodžiusios turnyre komandas visas šias pramogas galės kartoti nuo 2 iki 8 kartų. Ką tu gali nuveikti už 35 litus? Pažaisti vieną kartą bowlingą, gal netgi nusipirkti skudurinę suknelę, pavalgyti vieną kartą. Nežinau, gal nusipirk kokius 2 varkštinius upėtakius. Ką tu gali nuveikti už 35 litus? Gali nuvažiuoti pusę kelio iki Druskininkus nuo arenos. 35 litai, tai čia 7 kavos padeliai išeitų. Arba gali, nežinau, kūrą užsipilti, bet su mano mašina tai toli nenuvažiuosi už 35 litus. Taip pat reikia nepamiršti ir puikių rėmėjų prizų, tokių kaip net 6 planšetiniai kompiuteriai, profesionalus stalo futbolo stalas, stalo teniso stalas, A ir B kategorijos vairavimo kursai, ekstremalūs pasivažinėjimai, įvairūs masažai, Monster, Hermes bei daug kitų prizų, kurių bendras prizinis fondas net 19 000 litų. Visų KMSL dalyvių laukia KMSL VIP kortelės, kurios suteiks daug nuolaidų įvairius renginius, bei nuolaidos KMSL rėmėjų paslaugoms.